Tai laba diena visiems. Šiandien turim 67 užsiėmimą. Pereitą kartą kalbėjome apie revoliucijos pradžią. Šį kartą pakalbėsime apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Pirmiausia, apie Vareno krizę. Taigi, po steigiamojo susirinkimo reformų politinė padėtis Paryžiuje ir visoje šalyje trumpam aprimo. Tačiau 1791 metais birželį visus sujaudino žinia apie Liudviko XVI ir jo šeimos mėginimą pabėgti iš Prancūzijos. Vildamasis susigrąžinti neribotą valdžią, karalius tikėjosi pasiekti Belgiją, tuomet valdomą Austrijos, ir su emigrantų kariuomenė bei austrų pagalba išvaikyti steigiamąjį susirinkimą. Bet Vareno miestelyje karalių netikėtai atpažino pašto stoties viršininkas ir Liudvikas XVI buvo sugrąžintas į Paryžių. Steigiamasis susirinkimas perėmė karaliaus įgaliojimus ir turėjo nuspręsti dėl tolesnio Liudviko XVI likimo. Prancūzijoje išaugo nepasitikėjimas monarchija. Pirmą kartą nuo revoliucijos pradžios šalyje kilo respublikoniškas judėjimas. Dalis steigiamojo susirinkimo deputatų galvojo apie revoliucijos pabaigą. Deputatas Barnavas, kalbėdamas susirinkime, teigė: revoliuciją jau dabar reikia baigti, ji priėjo ribą. 1791 metų Liepą Paryžiuje Nacionalinė gvardija Marso lauke apšaudė beginklės ankilotų minią, susirinkusią priimti respublikoniškos peticijos ir reikalaujančią respublikoniškojo valdymo. Šie įvykiai bylojo apie trečiojo luomo susiskaldymą ir interesų skirtumus. Nuosaikieji trečiojo luomo atstovai norėjo revoliuciją baigti, įtvirtinus konstitucinę monarchiją. Apie 1791 metų konstituciją. 1791 metais rugsėjo mėnesį steigiamasis susirinkimas priėmė konstituciją, kurią patvirtino karalius. Įstatymų leidžiamoji valdžia buvo atiduota įstatymų leidžiamajam susirinkimui, vykdomoji monarchui ir jo skiriamiems ministrams. Be kita ko, karaliui buvo palikta veto teisė, kuria remdamasis jis laikinai galėjo atmesti net įstatymų leidžiamojo susirinkimo priimtus įstatymus. Pagal konstituciją visi vyrai buvo suskirstyti į aktyvius piliečius, turinčius teisę balsuoti, ir pasyvius, šios teisės neturinčius. Tik aktyvieji piliečiai vyrai, sulaukę 25 metų amžiaus ir mokantys ne mažesnį kaip 1,5–3 livrų mokestį, galėjo dalyvauti rinkimuose. 1791 metais konstitucija Prancūzijoje įtvirtino konstitucinę monarchiją. Įstatymų leidžiamasis susirinkimas darbą pradėjo 1791 metų spalio mėnesį. Dauguma vietų susirinkime priklausė turtingosios buržuazijos atstovams, tai yra feljanams. Kitą mažesnę susirinkimo pusę sudarė jakobinai,
kurių dalis buvo pavadinti žirondistais, nes jie buvo išrinkti Žirondos departamente. Pastarieji, kaip ir jakobinai, pasisakė už konstitucinę monarchiją. Apie karo pradžią. Liudvikas XVI, dalis dvasininkijos ir bajorijos nenorėjo susitaikyti su esama padėtimi. Po Varėno krizės padidėjo emigracija. Emigrantai susitelkė Koblenco mieste. Jie tikėjosi Europos monarchų pagalbos. Liudvikas XVI bei jo šalininkai troško karo, manydami, jog Prancūzijai pralaimėjus žlugs ir revoliucija. Žirondistai taip pat siekė, kad Prancūzija pradėtų karą, mat jie tikėjosi, jog karas galutinai įtvirtins revoliucijos pasiekimus ir revoliucija persimės į kitas Europos šalis. Turtingosios buržuazijos nuomonė dėl karo skyrėsi. Dalis stengėsi jo išvengti, bijodama, kad karas gali susilpninti konstitucinę monarchiją. Kiti per karą tikėjosi šalyje sustiprinti savo įtaką. Karo šalininkai pasiekė savo ir 1792 m. balandį Prancūzija paskelbė karą Austrijai. Tuo metu niekas net neįsivaizdavo, kad karas užsitęs iki 1815 metų. Karo pradžia Prancūzijai klostėsi nesėkmingai. Senoji kariuomenė buvo dezorganizuota, kareiviai nepasitikėjo karininkais, o savanoriai buvo prastai ginkluoti ir neapmokyti. Netrukus į karą su Prancūzija įstojo ir Prūsija. Liepos mėnesį susirinkimas priėmė dekretą, kuris skelbė tėvynę pavojui. Paryžiuje buvo imtasi skubiai formuoti savanorių būrius. Tomis dienomis pirmą kartą nuskambėjo Marselietė, tai yra patriotinė revoliucijos daina apie monarchijos nuvertimą. Vykstant karui, Paryžiuje pasklido gandai, kad Marija Antuanetė išdavė austrams karinius Prancūzijos planus. Jakobinų veikėjai, tai yra Robespieras, Dantonas, Maratas, siūlė nušalinti Liudviką XVI nuo valdžios ir visuotiniu balsavimu išrinkti nacionalinį konventą. Pasipiktinimą Paryžiuje sukėlė ir Prūsijos armijos vado hercogo von Braunšveigiečio manifestas, kuriame buvo rašoma: už mažiausią pasikėsinimą į karaliaus šeimos saugumą Paryžiaus mieste prasidės karinė egzekucija ir visiškas jo sunaikinimas. Sankilotai, vadovaujami Paryžiaus komunos 1792 metais rugpjūčio 10 dieną puolė Tiurly rūmus. Po įnirtingo susirėmimo minėti rūmai buvo užimti. Įstatymų leidžiamasis susirinkimas nušalino Liudviką XVI nuo sosto ir karalius su šeima buvo uždarytas Stamplio pilyje. Prancūzijoje nustojo egzistavusi konstitucinė monarchija. Svarbiausias tuo momentu įstatymų leidžiamojo susirinkimo uždavinys buvo sustabdyti jungtinės Austrijos ir Prūsijos kariuomenės puolimą. Dantonas, kalbėdamas susirinkime, pareiškė: varpas gaudžia, bet tai ne nerimo signalas, tai šaukimas į kovą su tėvynės priešais. Jiems nugalėti mums reikalinga drąsa, tik drąsa ir dar kartą drąsa. Rugsėjo mėnesį pasklido kalbos, jog sankilotams išėjus kovoti su Prūsijos kariuomenė, uždaryti kalėjimuose revoliucijos priešai gali sukelti maištą. Kalėjimuose buvo nužudyta apie 1000 bajorų, dvasininkų ir kriminalinių nusikaltėlių. Dėl šių sankilotų veiksmų Europoje susilpnėjo simpatijos prancūzų revoliucijai.
Rugsėjo 20 dieną prie Valmy miestelio prancūzų kariuomenei pavyko sustabdyti Prūsijos kariuomenę. Amžininkai šį įvykį pavadino stebuklu prie Valmio. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie Vareno krizę. Kada ir kodėl ji kilo? Kuo ji baigėsi? Kodėl dalis steigiamojo susirinkimo deputatų norėjo užbaigti revoliuciją? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie 1791 metų konstituciją. Kas joje buvo numatyta? Kokia valdymo forma įtvirtinta? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia. Trumpai papasakokite apie karo pradžią, kodėl Liudvikas XVI žirondistai ir dalis stambiosios buržuazijos siekia pradėti karą su užsienio valstybėmis. Kada ir tarp ko kilo karas? Kaip klostėsi pradžioje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Ketvirta. Trumpai papasakokite apie monarchijos nuvertimą, kodėl ir kada Prancūzijoje nustojo egzistuoti konstitucinė monarchija. Ką žinote apie stebuklą prie Valmy? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.